Sveiki. Kadangi pats domiuosi technologijų naujienoms ir tai, kas naujo dirbtinio intelekto pasaulyje, nusprendžiau reguliariai daryti tokias video apžvalgas, kur pristatysiu įvairias naujienas būtent iš technologijų pasaulio. Tikiuosi, kad ir jums jos bus naudingos ir padės neatsilikti greitai, labai greitai besikeičiančiame technologijų ir dirbtinio intelekto pasaulyje. Taigi, šiandien bus greita apžvalga apie tai, kas naujo ir dirbtinio intelekto pasaulyje, ir taip pat pakalbėsime apie humanoidus robotus, dirbtinio intelekto infiltraciją į Apple įrenginius, naują YouTube skaidrumo taisyklę, Elon Musk atviro kodo žingsnį savo dirbtinio intelekto kompanijoje XAI, bei LinkedIn žengimą į žaidimų pasaulį. Taigi, apie viską nuo pradžių. Pradėkime nuo NVIDIA ir jos projekto Groot. Tai yra naujos platformos humanoidiniams robotams. Ir sakoma, kad tai gali būti didžiulis dalykas, kadangi Groot sukurta tam, kad mokytų robotus stebint žmonės, kaip žmonės atlieka įvairius veiksmus. Ir čia reikėtų paminėti, kad robotika arba robotai dabar vyksta tokia transformacija iš to, ką turėjome anksčiau, kai robotai atlikdavo įvairiausius veiksmus pagal iš anksto užprogramuotą programą, algoritmą, ir nebejoju, kad esate matę Boston Dynamics robotus, kurie šoka, daro salto, net ir Lietuvoje galėjome matyti, taip vadinamą robotą šuniuką vaikštantį gatvėmis. Tačiau dabar kame vyksta pokytis, kad robotai jie turėtų naudoti dirbtinį intelektą ir ne vien tik tai taip vadinamus LLM arba didelės apimties kalbos modelius, tokius kaip naudoja, tarkim, tas pats ChatGPT ar Gemini Google, bet taip pat analizuoti ir vaizdą. Ir vaizdo analizavimas, būtent stebint, kaip rašoma, žmonės, nebūtinai gyvai galima stebėti ir įvairius netgi vaizdo įrašus, YouTube įrašus, televiziją, filmus. Būtent stebėdami aplinką, robotai mokosi apie pasaulį, kuriame mes gyvename, apie tai, kaip veikia šitas pasaulis, kokie yra dėsniai, kaip jame reikia judėti ir kas yra priimtina mums žmonėm. Ir manoma, kad taip robotai taps vis panašesni į žmonės, ir yra iš to tas pavadinimas humanoidai robotai. Tai laukiama gana didelių proveržių ir šiais metais tikriausiai išgirsime ne vieną naujieną ir ne vieną proveržį šioje srityje, o po keletos metų galbūt jau tos humanoidus robotus matysime ir kažkur šalia mūsų. Jeigu nematėte prieš keletą dienų taip pat pasirodžiusio video iš OpenAI, kur humanoidas robotas bendrauja su žmogum, duoda jam obuolį, sutvarko šiukšles, atsako į klausimus. Štai keletas vaizdų, kaip tai atrodo. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Taigi grįžtame ir kita naujiena iš Apple fronto, kur technologijų gigantas tariamai derasi su Google, kad įdiegtų pažangų į Gemini dirbtinį intelektą, anksčiau jis buvo žinomas kaip Bard, į iPhone'us. Ir ką tai reikštų, tai galite įsivaizduoti, kad vietoj dabar veikiančios Siri būtų dirbtinis intelektas, kuris yra ganėtinai išmanus ir gali ne tik tai paleisti dainą, paskambinti žmonai, vaikui ar pažįstamam, pasakyti, koks yra lauke oras, bet ir atlikti įvairius kūrybiškus, galbūt kūrybiškas užduotis, generuoti vaizdus, sumontuoti klipuką iš jūsų bibliotekos vaizdų
atsakyti laiškus ir panašiai. Taigi Google jau turi Gemini savo telefonuose, ir manoma, kad Apple taip pat turėtų artimų metų Gemini arba kažkaip kitaip vadinamą tą dirbtinį intelektą turėti irgi savo telefonuose. Will you marry me? YouTube ir skaidrumas. Tai YouTube platforma dar šiemet gali pareikalauti, kad būtų atskleista, jei vaizdo įrašuose yra dirbtinio intelekto sukurto turinio, galinčio suklaidinti žiūrovus. Google priklausanti platforma jau seniai draudžia techniškai manipuliuotą turinį, kuris gali suklaidinti žiūrovą ir sukelti rimtą žalą. Tačiau naujas atnaujinimas įpareigos kūrėjus prie turinio pridėti specialias etiketes, jeigu jame yra sintetinio turinio, kuris yra realistiškas ir gali suklaidinti žiūrovus. Ir čia svarbu pažymėti, kad etiketės bus privalomas tik tai realistiškam sugeneruotam turiniui. President Trump is a total and complete dip. Kitaip sakant, jeigu tai yra įvairūs efektai, galbūt spalvų korekcijos, kažkokie objektai integruoti į vaizdą, tai šitokiam turiniui šios taisyklės neplanuojama taikyti, bet labiau kalba eina apie, tarkim, kai realistiškai vaizduojami įvykiai, kurių iš tiesų nebuvo, arba rodomas žmogus, kuris kažką pasakė ar padarė, bet nors to iš tiesų irgi nebuvo, kalbama labiau apie tokį turinį. Ir čia būtent siekime apsaugoti žmonės nuo klaidinančios informacijos, kuri gali turėti didelį poveikį. Ir ko gero irgi neatsitiktinai galvojama apie šios taisyklės įsigaliojimą rudenį, turbūt irgi galvojama apie artėjančius prezidento rinkimus Amerikoje. Ir Elon Musk jau prieš keletą dienų pristatė oficialiai savo Grok kalbos modelį kaip atvirojo kodo. Ir tai tarsi, sakoma, kad tai tarsi šūvis dramoje tarp Elono Musko ir OpenAI, kuri buvo pasiekusi teismą. Ir, kas nežinote, kas yra Grok, tai yra chatbotas, su kuriuo galima kalbėtis, bendrauti panašiai kaip ir su ChatGPT, nors pagal savo, vadinkim, išmanumą ChatGPT gerokai lenkia dar Grok ir šis įrankis kol kas prieinamas tik tai tiems vartotojams, kurie moka už X arba anksčiau žinoma Twitterį. Ir paskutinė naujiena iš LinkedIn, kuri braunasi į žaidimo areną. Jie kuria paprastus dėlionių tipo žaidimus, tikėdamėsi padidinti vartotojų įsitraukimą ir stiprinti ryšius. Ar tai gera mintis? Vieni mano, kad tai sveikintina pramoga, kuri šiaip yra tradiciškai rimta platforma LinkedIn, tačiau kiti baiminasi žalos profesionaliai reputacijai. Tačiau, žinoma, tik laikas parodys, ar profesionalai priims dėlionių turnyrus tarp ofisų. Ir čia irgi yra dar tik tai, galima sakyti, planai. Tai žaisti ganėtinai paprastus žaidimus, bet galbūt būtų visai įdomu matyti, kaip viena kompanija arba vienas ofisas dalyvauja turnyre, žaidime prieš kitą ir varžosi kažkokiai tai dėlioniai ar kitam nesudėtingam žaidime LinkedIn platformoje. Tai visą tai irgi sužinosime ateityje, ar tie dalykai pasiteisins ir ar iš tiesų išvys pasaulį. Tai tiek trumpai šiandien naujienų ir jeigu galvojate, kad tokio pobūdžio turinys jums yra įdomus ir padės neatsilikti nuo greit besikeičiančio technologijų pasaulio, pažymėkite tai paspausdami patinka arba palikdami komentarą. Taip pat būtų įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę apie tai, ką girdite šiuose naujienose, kokie įvykiai jums atrodo įdomiausi ir reikšmingiausi. Ir ką, dėkoju, kad pažiūrėjote iki galo ir kviečiu susitikti kitose videose.